visi, šiandieną mes darome iPhone 5 kiniškos kopijos apžvalgą. Kaip matome, turiu dėžutę. Iš dėžutės iškart viršelio galime spręsti, kad tai kopija, nes bent jau man pasitikėjimo tokia dėžutė perkant tikrai nekeltų. Ant galo matome, yra kažkas parašyta. Atseit 64 GB, veikia visais dažniais visame pasaulyje. Ir pačioje dėžutėje yra 5 iPhone'as, ausinės ir USB kabelis. Na, atidarysim, pažiūrėti, kas čia yra viduje. Darom dėžutę. Sunkiai, bet atsidarė. Ir matom patį telefoną. Išimsime. Apžiūrėsime į telefoną patį kiek vėliau. Dabar pažiūrim, kas viduje. Čia tokie kaip ir fingertips. Aš jų net nežiūrėsiu, nes aš žinau, kad tenais bus kaip ir iš tikro iPhone'o dėžutės išimta. Tačiau jų neverta skaityti, kadangi čia yra kopija ir jie ant kopijos neveiks. Toliau yra maitinimo blokelis, USB laidas. Atrodo kaip ir tikro iPhone'o. Tačiau paėmus ausinės galim suprasti, kad jos yra nekokybiškos, kadangi jau matom kažkaip ir sulūžusios. Galas netoksai. Ir pats valdymas su mikrofonu atrodo keistas. Ir taip pat čia dar yra adatėlį išimti SIM kortelį. Sudedam viską grįžti atgal. Dabar pažiūrėsime, apžvelgsime patį telefoną. Štai, matome. Ir už galo iPhone užrašyta. Čia mažų šriftų tai, kas užrašyta. Matosi, kad šriftas netoksai ir netoks, koks ant tikro iPhone'o būna. Taip pat kamera kažkaip lyg nušokus į kampą. Ir LED blykstė taip pat nušokus, matosi jos apvadai. Ta prasme, neužpildo to viso burbuliuko. Žiūrim į sisteminę pusę šios kopijos. Spaudus mygtuką iššoka lyg ir normalus langas. Tačiau atrakinus ir bandant pereiti ant kito ekrano, iškart matome, kad reikalai čia tikrai nekokie. Labai stringa. Bandome atidaryti muzikos aplikaciją. Kažkas groja. Tačiau čia listai kažkokie labai įdomus. Pats telefonas programa nepasiverčia pavertus telefoną. Išjungiame. Bando multitaskingo funkciją. O, yra. Žiūrim, ar čia kažkas veikia. Juda, bet labai lėtai ikonėlė. Taip tikrai nebūna. Išjungiame. Bandome kažką kito pažiūrėti. Štai CD. Na, žiūrim, kas čia gero bus. Opa. Atminties kortelės. Štai. Atminties būsena. Na, tikrai nepanašu į CD. Iš to galime spręsti, kad kopija. Matom, kaip viskas stringa. Einame į nustatymus. Ekranas jautrus lietimui. Kap aktyvė. Reaguoja į šilumą, tačiau pati sistema veikia ne taip sklandžiai kaip ant tikro iPhone'o. Net nepanašuoja jos. Na, iš išvaizdo šiek tiek panašu. Tačiau realiai nieko gero. Einam General. About. Version rašo 6.0. Galim sakyti, kad nesąmonė. O, spaudžiu vieną, pasispaudė kitą. Matom, nusileido šitas langas.
Apačia kažkiek panaši, viršus visiškai nepanašus. Taip pat ekrano matymo laukas labai įdomus, žiūrint taip viskas gerai, paverčiam ekraną, viskas pabaltuoja. Iš šonų taip pat nieko gero, iš viršaus iš vis tamsu nieko nesimato, matymo kampas mažas. Na, žodžiu, nieko gero. Išjungiame, dar pabandysime kamerą. Kamera fotografuoja, bet autofokuso funkcijos čia nėra. Garsas baisus, fotografijos baisios. Na, žodžiu, tokią telefoną nerekomenduočiau pirkti, nes vis dėlto tai yra kiniška kopija.